Sveiki! Atėjo paskutinis 2014 metų mėnuo – gruodis. Ir ši savaitė buvo pilna posėdžių. Posėdžiavome Užsienio reikalų komitete, Žmogaus teisių komitete. Iš tikrųjų, Užsienio reikalų komitete turėjome daug garbingų svečių. Turėjome 5 vakarų Balkanų užsienio reikalų ministrus, kalbėjomės apie jų ateitį Europos Sąjungoje, turėjome Libano ministrą pirmininką, kalbėjome apie artimuosius rytus. Komitetas tikrai turėjo apie ką pasakyti, nes užsienio politika šiuo metu yra labai svarbi sritis Europos Sąjungoje, nes nėra to stabilumo ir saugumo, apie kokį mes kalbame aplink Europos Sąjungą. Todėl mes turime stiprinti Europos Sąjungos saugumo ir užsienio politikos pamatus. Šią savaitę turėjome posėdį su Ukrainos kolegomis. Jie atvyko iš Kijevo, iš Krymo. Ir kalbėjomės apie tai, kaip pažeidinėjamos žmogų teisės. Iš tikrųjų, kasgi vyksta rytų Ukrainoje ir Kryme. Ir aš noriu pasakyti vieną. Aš bandysiu inicijuoti tyrimo komisiją, kuri atliktų šitą darbą, užregistruotų ir pateiktų galbūt ateities bylą tiems, kurie nusikalsta prieš Ukrainą dabar. Ačiū ir iki.